Kad vėl nebūtų komentaras, kad nusikir plaukus. Na tai kas ten ketvirtajame kėlinyje supikai, kaip reikiant? Kažkaip išėjau porą klaidelių padariau, galų gale kažkaip supikau ant savęs. Žinau, kad neturiu būti visą laiką geras, bet aikštelė ir būti pikė. Tesnam aš dėjau, kad pabaigoje išėjo tai padaryti. Dažniausiai, kai ketvirtajame kėlinyje būna toks skirtumas, būna atsipalaidavimas, komanda šitą visiškai nebuvo, čia užsibrėžė tikslą kažkokį rekordą pasiekti. Tiesiog yra trenerio nuopelnas. Treneris vis laik kartoja, kad geros komandos niekada nesustoja. Jeigu turi 10 taškų, tu tiek sieksi padaryti 20, jeigu turi 20, sieksi padaryti 30 ir taip toliau. Ką aš žinau, šunu, kad garbingai kovojame iki galo ir žiūrovam, manau, buvo irgi gražu pasižiūrėti. Galėtum šiek tiek plačiau papasakoti apie tą gynybą šiandienos, kokios buvo užduotis trenerio? Kaip ir visada tos pačios, mes nepaisant varžovų laikomės visiškai tų pačių taisyklių ir manau, tai yra raktas pergalės. Kasdien dirbam ant to, nekeitaliojam nieko, turim kryptį, ją tikime ir kas viskas gerai. Komanda iškovojo 6 pergalės, dabar jau top 16 etapas užsitikrintas. Ar galima tikėtis, kad tam tose likusios rungtynėse šiek tiek pasitaupysite? Nemanau, kadangi vis tiek, kaip ir dabar, ketvirtam kėliny sukovojom, nes turėjom 10 taškų, padarėm 20, bet manau, kad ir dabar turime šias pergalės ir norėsime dar daugiau. Esame alkani pergalių už praėjusius sezonus. Ar yra dar kur tobulėti Žalgiriui? Be abejo, visą laiką. Yra visą laiką klaidų. Visą laiką žiūrim kiekvienų varžybų bent porą video ir analizuojam.